Mūsų kraujotaka yra sudaryta iš širdies ir kraujagyslių sistemų. Širdis yra pulsuojantis organas, kuris aprūpina kraują deguonimi ir maistingosiomis medžiagomis. Arterinės kraujagyslės turi būti elastingos, kad galėtų aprūpinti krauju visus mūsų kūno audinius ir ląsteles. Kraujas yra sudarytas iš raudonųjų kraujo kūnelių, pernešančių deguonį, ir baltųjų kraujo kūnelių, gynybos sistemos. Kita kraujo sudėtinė dalis yra kraujo plazma, kurios sudėtyje yra visų maistingųjų medžiagų, būtinų ląstelėms maitinti. Jeigu kraujagyslių sienelėse nėra pakankamai vitamino K, MGP dalis lieka neveikli ir yra išskiriama per kraujagyslių raumenų ląsteles kaip nefunkcionuojantis baltymas. Neveiklusis MGP negali apsaugoti membranos dalelių. Šiuose ląstelėse membranos kalcis ir fosfatas gali sudaryti kalcio kristalo branduolį ir formuoti kraujagyslių sukietėjimą. Maži kalcio kristalai gali sudaryti branduolį susiedami kalcio fosfato kristalus, kurie skatina kalkėjimo procesus kraujagyslių sienelės viduje. Hidroksilapatitas yra kalcio ir fosfato forma, tokia pat kaip kaulo audinyje. Viena iš būtinų maistingųjų medžiagų yra K vitaminas, reikalingas K vitamino baltymui aktyvinti visame žmogaus kūne. MENA Q7, priešingai neigu dietinis K1, yra lengvai pasiekiamas ir bioaktyvus kraujagyslių audiniuose. Pasiekęs arterinių kraujagyslių sieneles, MENA Q7 prasiskverbia pro kraujagyslės raumens ląstelės membraną. Vitaminas K2 dėl baltymo poveikio aktyviai veikia ląsteles. MGP keičiasi į MENA Q7 ir tampa aktyvus. MGP funkcija – apsaugoti nuo užkalkėjimo ląstelės membranos daleles kraujagyslių sienelėje jas uždengiant. K vitamino MGP yra žinomas kaip stipriausias arterinio užkalkėjimo slopintojas. Kadangi perteklinis ląstelinis skystis yra prisotintas kalcio ir fosfato, kūnui reikalingi šie natūralūs slopintojai, kad būtų išvengta užkalkėjimo. Taigi, MENA Q7 atlieka kraujagyslių kalkėjimo slopintojo vaidmenį. Makrofagai, natūralūs kraujagyslių sienelių valytojai, gali sunaudoti žuvusias ląsteles, todėl kraujagyslių sienelės lieka sveikos. Ląstelės ir baltymai aktyviai reguliuoja kalkėjimo procesą. Kraujagyslių kalkėjimas nėra galutinis procesas, jį galima sustabdyti arba paspartinti. Esant užkalkėjimui, MGP yra neaktyvios formos ir nepadeda išvengti kristalų augimo. Natūralus MENA Q7 pasiekia kraujagyslių sieneles ir raumenų ląsteles. Šiose ląstelėse naujai suformuotas MGP yra aktyvinamas. Suaktyvintas MGP kraujagyslių raumenų ląstelių išskiriamas ir perduodamas papildomai ląsteliai. Tuomet MGP gali surasti ir susieti kalcio kristalo struktūros daleles. Jei MENA Q7 yra pakankamai, aktyvusis MGP išskiriamas gana nemažais kiekiais. Jis sujungia ir padengia šias struktūras, apsaugodamas nuo kristalo augimo. Kai aktyvuotas MGP sujungia du kalcio kristalus, jis suformuoja natūralią tolesnio kristalo augimo apsaugą, kartu blokuodamas šį procesą. Kalcis ir fosfatas nebegali susieti hidroksilapatitų struktūrų kraujagyslėse. Natūralus MENA Q7, aktyvindamas MGP, reguliuoja kalkėjimo procesą. Galiausiai makrofagai pagal tikslinius signalus geba surasti fagocitus ir šalinti arterinį užkalkėjimą. Dėl to mažiau kalkėja kraujagyslės ir vyksta kraujagyslių užkalkėjimo regresija.